Esu Jūratė Aurelija, astrologė, ir džiaugiuosi, kad užsukote į mano kanalą Astro UA. Anksčiau buvo Astro Jūra, tačiau šiais metais tapo Astro UA. Matyt, čia bus karminio mazgo liūtė įtaka. Apie tai pakomentuosiu vėliau, kaip jis veikia žmonės ir ką mes su tuo darom. O šis mano įrašas yra apie Jupiterio tranzitą, vienas svarbiausių įvykių dangaus liūte. Kaip jūs žinote, Jupiteris yra didžiausia Saulės sistemos planeta, kuri nuo spalio 10 dienos išskrieja į Skorpiono žvaigždyną. Ir po 12 metų atvyksta į svečius pas Plutoną ir Marsą. Ir lieka ten su jais kalbėtis kažkur iki 18 metų lapkričio 8 dienos. Ką tai reiškia mums visiems? Pasaulietiškai šnekant, tai 3 pasauliui rūpimiausios temos bus be tabų. Valdžia, seksas, pinigai. Tai yra 3 pagrindiniai įtakos atributai. Paskutinį kartą šioje pozicijoje Jupiteris svečiavosi 2005 spalį iki 6 metų lapkričio. Ir jeigu galite, atsukit filmukus atgal ir prisiminkite savo pagrindinės patirtis, tuo laikotarpiu, tais metais, sakykime, siužetus. Ir, sakyčiau, visai nesunkiai susigaudysite šiame naujame laikotarpyje, kuris prasideda, praktiškai nuo dabar, nuo spalio mėnesio iki 18 metų lapkričio. Ir žinoma, šiais metais jūs jau būsite patyrę ir turėsite šansų tam tikrose temose daryti sprendimus ir veiksite žymiai išmintingiau nei prieš 12 metų. Juk Jupiteris yra mokytojas ir Skorpione jis vers mus nerti daug giliau, ieškoti gilesnės prasmės aktualiose mūsų srityse. Nepamirškite, kad artėja dar vienas stiprus įvykis danguje, tai Saturnas 17 metų gruodžio 20 dieną pagaliau palieka Šaulio ženklą. Ir tokios 2 tendencijos, tokios stambios, sakyčiau, tokie 2 įvykiai labai koreguoja ir manifestuoja visiškai kitokių kokybių situacijas mūsų gyvenimuose. Tai aš dabar palaipsniui šiame video įraše pakomentuosiu Jupiterio įtaką, o kituose atskiromis dalimis tai darysiu, aš kombinuosiu 2 šitus įvykius, kiekvienam zodiako ženklui bus komentaras. Taigi, jeigu tai būtų viskas paprasta, pinigai, meilė, seksas, valdžia. Ne taip paprasta. Kiekvienas susidurs su klausimu. Kaip aš panaudoju savo asmeninę sugeneruotą energiją, kur aš ją nukreipiu, kokį rezultatą gaunu, ką sugebu manifestuoti savo gyvenime. Jums ir visiems kitiems gilės suvokimai, susijęs su intymiojo gyvenimo ypatumais ir poreikiais. Rasis apčiuopiama, gyva dinamika santykiuose. Kris barjerai, susijęs su ankstesnėmis jūsų nuostatomis. Gal kažkam gali būti tai šiek tiek skausminga ar ne visai komfortabilu, o gal kas nors išdrįs nueiti pas psichologą ar seksopatologą. Gali tai būti. Kažkas tiesiog atsipalaiduos, jaus malonumą ir atras savo naujus intymaus gyvenimo vingius. Tai yra puiku. Kitas svarbus klausimas bus susijęs su lyties išraiška. Ir, aišku, santykiais, tiek heteroseksualiais, tiek homoseksualiais. Bus klausimų, kas yra tikrasis seksualumas ir kas nėra. Be abejo, nebus apsieita be kraštutinumų, todėl kad Veneros klausimai Skorpione visuomet yra kvestionuojami. Ir gali tekti turėti tokių situacijų, kurios stipriai koreguos jūsų suvokimą iš esmės.
svarstysit, kaip jūs šitose sferose jaučiatės. Šiais giluminėme lygyje. Kažkam bus svarbus lyties pasirinkimo klausimai. Gali būti, kad visuomeniai jie bus taip pat iškelti, diskutuojami. Daugeliui teks pažvelgti viską, ko gero atlaidžiai šiais metais. Juk Jupiteris turės sekstilį su Neptūnu, o tai reiškia kilstelėtą šiek tiek suvokimą. Ne viską suvoksime savo kritiniu protu, kritišku protu, ir mūsų operacinė sistema, smegenys nėra jau taip labai ideali. Kai ko mes tiesiog negalim suprasti. Galim tik tai nujausti, išjausti, atjausti ir panašiai. Nepamirškime, kad Rahu, šiaurinis karminis mazgas tranzitinis, taip yra liūtė šiuo metu, nuo 17 metų gegužės. Ir vaikų ugdymo temos, lytinio ugdymo temos, o galbūt tam tikrais atvejais išnaudojimo temos, gali būti iškeltos į dienos šviesą. Jei Jupiteris svarstyklėse kėlė santykių balanso klausimą, kai galėjome svarstyti kieno nors poziciją, jūsų partnerio, sutuoktinio, verslo partnerių požiūrį, ne prieš pastatydami savo išankstinės nuostatos, savo pozicijos, taip, tarsi turėjom šansą išlaikyti tam tikro nešališkumo, teisingumo principų. Tad dabar sulauksime kovų ir aistrų, kurios bus daugiau slaptos, užkulisinės. Turės tokį atspalvį, tokį tendenciją, sakykime taip. Didžiausias iššūkis visiems bus suvaldyti savo norą savintis, pasiglemžti, labai geras lietuviškas žodis, užgrobti teritorijas ir valdyti kitus žmonės per jų silpnybės. Aistros, kaip žinia, paprastai yra lydimos pavydo. Ir kadangi būna taip, kad žmonės nori, bet neturi čia ir dabar. Ir nesavokia iki galo, kaip manifestuoti savo svajones, troškimus, neturėdami pakankamai žinių, kaip tai galima būtų padaryti. Kokie yra pagrindiniai visatos dėsniai. Pasijaučia bejėgiai ir kreipiasi juodosios magijos žinovus. Taip nutinka kartais. Taip, dabar toks metas, kada Jupiteris Skorpione ir magija, transformacijos, transmutacijos metas įmanomas ir labai aktualus. Tačiau, kas yra tikroji magija? Mano galva tai yra, aš už tai, kad tai visos dvasinės praktikos, kurias kiekvienas iš mūsų gali sau leisti. Tai yra meditacija, psichologija, psichoterapija, reiki, astrologija, hipnozė, grįžimas į praeitus gyvenimus, rebetingas. Visos profesionaliai daromos praktikos, kuomet pats žmogus nori studijuoti savo gyvenimą, mato prasmę vystytis, nori gyventi, neįsisukinėdamas, taip sakant. Ir tai praktiškai magija yra visos žmogaus suvokimo transformuojančios veiklos. Ir jos šiais metais su Jupiterio ir Skorpione pozicija tikrai bus labai aktualios. Naudokitės progą iš esmės pakeisti savo gyvenimą, nes paviršiumi plaukti Jupiteris neleis. Dar galime išgirsti pasiekimus chirurgijos sferoje, transplantacijos, tikriausiai taip. Mirtis, žinoma, savo dėmesį taip pat pasiims. Nepamirškim, kad Skorpionas valdo ir kitų žmonių išteklius. Pinigus. Tai vadinasi greičiausiai, kad finansinės institucijos imsis ir atras naujų galimybių suteikti mums visiems tokių lengvatų, prisimti daugiau finansinių įsipareigojimų. Tai reiškia lengviau pasiskolinti, lengviau gauti kreditus. Čia, sakyčiau, būkite išmintingi ir
kadangi jūs galite uždėti, kaip sakant, visam šitam reikalui 12 metų ciklą, per kurį galite sulaukti ir tam tikrų viso šito proceso pasekmių. Jeigu būsite nelabai išmintingi ar neapsiskaičiavę, paimsite daugiau negu jums reikia, arba daugiau negu išlaiko jūsų turis, tai galite turėti bėdų, tiesiog įklimpti. Bet jeigu būsite išmintingi ir sakysite, aš noriu turėti balansą šitose reikaluose, tai viskas bus puiku. Bus valdžios didesnis poreikis sistematizuoti, įvesti tvarką mokesčių sistemoje. Aišku, tai daroma visą laiką, aš manau, bet dabar tai bus dar labiau aktualu ir bus priimti tam tikri įstatymai, sistematizuojama viskas iš esmės. Draudimo kompanijos bujos. Tarp kitko, už nusižengimus galima tikėtis didesnių baudų. Šiais metais bus įvesta. Ta prasme, kai sakau šiais metais, tai turiu omenyje nuo šio rudens iki kito lapkričio, šitie visi persitvarkymai bus tikrai įvesti. Kova dėl įtakos sferų bus slapta ir lobizmo apraiškų tikrai turėsim. Vien dėl Neptūno, anksčiau minėto, pozityvios įtakos. Jupiteris daro sekstilis Neptūnui. Tai. Valdžios ir finansinės institucijos mokesčių surinkimo mechanizmas, kaip sakiau, tobulinamas. Dar kitas dalykas, kiekvienas susidurs su socialinės padėties ir statuso stabilumo išbandymu. Juk, kaip žinote, labai daug yra emigravusių lietuvių. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje visi laukia galutinio Brexito datų. Ir 18 metų kovas berods yra viena data, 27, neatsimenu tiksliai, tačiau tai sutampa su tuo periodu, kada yra, taip sakant, nukertamas vienas etapas, paskelbiama Brexito data, konkreti jau, taip, ir duodama kokių porą metų žmonėms apsispręsti pilkojo laikotarpio metu. Taip pat kaip tik mano aptariamojo laikotarpiu, šitas klausimas bus labai aštrus ir kiekvienam iš mūsų bus susijęs su mūsų pasirinkimu, kas gyveno UK, o ir Škotijoje taip pat, nes Škotijoje dar gali būti dar viena banga, sakysim, noro atsiskirti nuo UK. Taigi, čia praktiškai irgi susidurėm su tokio socialinio statuso egzaminu, kur kiekvienas turės daryti pasirinkimą ir daryti veiksmą konkretų. Jupiteris, kaip ten bebūtų, nors sukrėtimų mums čia visokių bus, transformacijų gerų ir taip toliau, bet jis iš esmės neša optimizmą, tikėjimą savo jėgomis. Ir kokias naujas galimybės kiekvienam iš mūsų bus pateiktos ir kuo ypatingas bus šita Jupiterio padėtis kiekvienam iš mūsų. Tai aptarsiu kitose video įrašuose kiekvienam ženklui atskirai. Jeigu tai, ką dabar girdite, yra jums įdomu ir patinka, spauskite patinka, dalinkitės ir komentuokit. Ir tikiuosi iki greito pasimatymo. Ačiū, kad žiūrėjote.